Santykiuose vyksta radikalus lūžis, aš sakyčiau. Ir 2026 nebeklausia, jie renkasi aiškiai. Žmonės nebenori aukoti savo nervų sistemos, savo sveikatos dėl draugystės, šeimos ar meilės. Jeigu meilė reikalauja tavo nervų sistemą stoti piestų ar šeima, ar tai tikrai meilė? Pastarieji 5 metai patvirtino tai, ką kūnas visada žinojo. Ir mūsų smegenys, ir imuniteto sistema, ir nervų sistema formuojasi per ryšį su žmonėmis, su kuriais esame. Ne tik per mitybą, ne tik per sportą, per santykius. Taip, netgi svoris priaugti gali ne vien tik nuo mitybos, tačiau nuo nesaugios aplinkos jūsų nervų sistemai. Jūsų nervų sistema nuolat keičiasi signalais su žmonėmis šalia jūsų. Ramybė ramina, chaosas mobilizuoja išgyvenimą. Taigi, kai jūs esat tas žmogus, kuris visada turit suprasti kitus, visada pataisote, išlyginate situaciją, raminate kitus, visada prisitaikote, kūnas lieka kovoje arba bėgime be pabaigos. Tai veikia jūsų hormonus, svorį, imunitetą, emocinę reguliaciją ir visą biologiją. Vėl, tai nėra jūsų silpnumas, tai yra biologija. Biologijos mechanizmas taip veikia. Taigi 2026 sąmoningo pasirinkimo metai, tai metai, kai nutraukiame kartų traumas, nebekartosime, renkamės ramybę, gerbėme savo nervų sistemą visų pirma, kuriame saugų, gyvą ir džiaugsmingą gyvenimą. Jeigu jums įdomu ir norite perrašyti santykių scenarijų, kviečiu sausio 8 dieną prisijungti The Glitch Right angliškai. O šiaip galite visada susiskedžiulinti savo skambutį su manim. Taigi, ar sutinkate, kad mes nebenorime sirgti dėl to, kad kažkam būtų patogu? Mes dabar mokomės, kad ribos gydo. Ramybė nėra nuobodi. Pastovumas svarbiau už dramą. Pagarba svarbiau už intensyvumą. Ir kai nustojame save išduoti, kūnas atsipalaiduoja, susiharmonizuoja. Aš tikiuosi, tai jums padeda. Ačiū, kad išgirdote žinutę.